savaitę pertraukos, kurioje turėjome pabūti šiek tiek ramiai ir atsikvėpti prieš ateinantį trigubą Formulės 1 savaitgalį maratoną, bet Alpine nusprendė, žinot ką, mes nors ir dugne, vis tiek egzistuojame ir vis tiek mokame paleisti komandos vadovus vėjais. Ši ekipa atnešė didelių naujienų per pastarąsias 48 valandas, todėl nieko nelaukė. Labą dieną, labas vakaras ar labas rytas, kad ir kur kada bežiūrėtumėte, aš esu Dominikas ir kviečiu apžvelgti dabartinę situaciją Alpine komandoje. Taigi, per šitas 48 valandas išgirdome labai dvi didelės naujienas. Visų pirma, tai buvo Oliverio Oakso pasitraukimas iš Alpine komandos vadovo pareigų. Ir antras buvo Franco Colapinto pakeitimas Jacko Doohaną antroje Alpine kėdėje. Tai visų pirma noriu pradėti iš eilės. Tai buvo Oliverio Oakso pasitraukimas. Oliveris Oaksas pats pasitraukė dėl asmeninių priežasčių, kaip skelbė Alpine oficialiame pranešime. Visų pirma, iškyla klausimas, kas atsitiko. Mes nieko realiai nežinome. Pagrindinis pranešimas labai trumpas, labai konkretus. Priežastis, kodėl Oliveris Oaksas pasitraukė iš Alpine komandos labai greitai, nors ten pastaruoju metu visi greitai labai pasitraukė, tai dėl asmeninių priežasčių, jos nėra žinomos ir greičiausiai mes jų nesužinosime. Dabar, kas pakeis Oliverio Oaksą, tai bus laikinai Flavio Briatore. Užims jo pareigas, neoficialiai, bet atliks jo darbus, kol bus paskelbtas pakaitalas. Tai čia viskas, kas yra oficialu. Dabar galime paspėlioti, kodėl jis pasitraukė ir kodėl visas šitas įvyko. Man realistiškiausia versija būtų, kad Oliveris Oaksas ir Flavio Briatore bei aukštesnės Alpine galvos tiesiog nesutarė dėl Jacko Doohano ir dėl to jam teko pasitraukti. Kiek esu domėjęs ir kiek esu žiūrėjęs, Oliveris Oaksas yra toks labai teisingumo žmogus ir labai nori, kad visiems būtų lygiai ir šansai būtų vienodai. Ir aš sutinku, kad Jacko Doohano pakeitimas po 6 lenktynių yra skubotas labai ir labai greitas ir pilnai išvystyti ir pilnai pasirodyti Jackui Doohanui yra labai sunku per 6 lenktynes. Tai čia viena versija, kita versija, kad jis ten turi sąsajų kažkokių su Red Bull, bet na čia, manau, yra vaikų pasakos, netikiu tokia versija. Taip pat yra kitų, bet sakau, vienintelė tokia paaiškinama priežastis, apart, ten nekalbu apie realias šeimoje ar asmeninės problemas, jis nenori dirbti tokia organizacija, ypač su Flavio Briatore, na mes žinome Flavio Briatore, kokia yra persona šis žmogus. Tai Oliveris Oaksas pasitraukė, komanda oficialiai pranešė vakar vakare ir laikinai perims Flavio Briatore. Kas esate nauji žiūrovai ir kas nežinote, kas per žmogus yra Flavio Briatore, tai yra turbūt kontroversiškiausia Formulės 1 istorijoje persona, būtent dėl vieno incidento prieš 17 maždaug metų, 18 metų. And Renault's gamble looked to have paid off when Piquet crashed heavily and brought out the safety car. Fernando won again for the 20th time in his career, with Rosberg second and Hamilton third. Kai Singapūro Grand Prix Fernando Alonso lyderiaujant, jo komandos draugas turėjo įvažiuoti specialiai į bortus, kad Fernando Alonso užsitikrintų pergalę. Tai dėl šito po to buvo išsiaiškinta ir Flavio buvo užbanintas ilgam laikui iš Formulės 1, turėjo nesirodyti, bet gerų teisininkų pagalba jis atsikratė šios nuobaudos ir po daugelio metų jis pernai sugrįžo. Dabar kitas klausimas, ar jis užims tas pareigas? Kol kas tai yra tik, jis yra toks kaip ir gelbėtojas, bet toks pavaduotojas šių pareigų, kol atsiras pakaitalas. Ir aš manau, kad jis ir pasiliks čia. Kažkaip logiška manyti ir kažkaip sunku kažkokį kitą alternatyvę Oliveriui Oaksui atrasti. Tai Flavio Briatore, manau, taps pilnuoju komandos vadovu. Ir bus labai įdomu žiūrėti, kur šita komanda eis toliau. Dabar kita naujiena. Tai Franco Colapinto pakeitimas ateina į Alpine komandą kaip jau vienas iš pagrindinių, iš 2 pagrindinių šalia Pierre Gasly. Na ir dabar pakeičia Jacką Doohaną. Pirmas klausimas,
ar ne per anksti Jackas Doohanas yra pakeičiamas? Ir iš karto atsakysiu visiškai taip. Aš manau, kad tikrai per anksti. 6 lenktynės yra literaliai niekas. Jau dėl 12 lenktynių jau yra, tokių abejonių ir taip toliau. Galima argumentuoti, bet 6 lenktynės. Na, aišku, su Lawsonu ten Red Bull yra visiškai kita situacija ir ten dėl to toks akibrokštas buvo. Na, ir čia taip pat, 6 lenktynės, kad ir koks žiaurus šitas sportas yra, bet 6 lenktynės, čia yra absoliutus minimumas. Čia, gerai, jisai turėjo testingą, jisai dar turėjo kitų, bet 6 lenktynės. Jo pasirodymai, aišku, nebuvo labai įspūdingi, bet pripažinkim, ir Alpine bolidas nebuvo labai įspūdingas ir Pierre Gasly ten tik tais, kur gerai pasirodė, Pierre Gasly tai tik Bahreine, visur kitur Gasly realiai irgi buvo niekur, tuo tarpu Doohanas, Doohanui pirmas lenktynės namuose jisai kvalifikavosi pakankamai gerai, 14 pozicija ir tada per tą lietų nefinišavo, atėjo Kinija, jis ten sprinte gavo baudos taškų už susidūrimus, tada pagrindinėse lenktynėse taip pat ten buvo keblumų. Japonijoje ta legendinė avarija, kur bandė jisai su DRS pratęsti ir per pirmą posūkį kiaurai eiti, tas didelė skaudi avarija daug kainavo. Bahreine buvo geriausia kvalifikacija, 11 pozicija, tuo tarpu Gasly buvo 5, Saudo Arabijoje vėl kitaip, Miamis irgi nepasisekė, taip pat per pirmo rato incidentas su Lawsonu ir jam teko nefinišuoti lenktynių. Ir tai yra natūralu, manau, naujokam, daug klaidų, daug tų tokių ambicingų manevrų ir noro įrodyti per tą norą ir norą įrodyti, kad tu vertas šitos kėdės, tu gali labai daug suklysti ir tai daro naujokai. Dalykas tas, kad šitą vaizdą ir palyginimas su kitais naujokais labai iškreipia dabartinis talento kiekis. Pažiūrėtume į kitus metus, kokie ateina naujokai, tokių gerų lenktynininkų taip anksti mes neturėjome. Kimi Antonelli yra istorinis naujokas, su pats jauniausias pole pozicijos savininkas, atėjęs į Mercedes po Lewiso Hamiltono ir taip gerai rodantis. Tai yra vienas, Oliveris Biermanas, gerai, jisai ten šis bei toks, bet yra kitas, irgi labai gerai pasirodantis. Toliau turime Formulės 3 ir Formulės 2 čempioną Gabrielį Bortoletą, kuris vairuoja Sauberį ten tą šiukšliadėžę, bet vis tiek jisai yra labai geras lenktynininkas. Isaacas Hadžia taip pat kvalifikacijos forma neįtikėtina yra ir tokia didelė tų naujokų visuma, kad labai lengva nuteisti Jacką Doohaną, kad jis prastai rodosi, bet kaip ir sakiau, automobilio nėra, Alpine nėra greitas automobilis tikrai, vieną savaitgalį kitą gal ir parodo geresnius rezultatus. Taip sutinku, Gasly ir Doohano skirtumas head to head buvo pats didžiausias iš visų, bet vis tiek lenktynių gale jis vis tiek priartėdavo, daugmaž priartėdavo prie Gasly. Aš manau šiek tiek per paskubėta. Tikrai jisai vertas, tikrai būdavo momentų, kai jis nustebindavo ir tai atrodydavo, kad oho, jis turi potencialo, tikrai. Ir dabar vėl, kaip su Liamu Lawsonu sakiau, sužlugdytos svajonės, sužlugdyta karjera ir kito šansą jisai garantuotai neturės. Garantuotai jisai daugiau pasirodyti Formulėje 1 neturės. Ir tenka pripažinti tokį Alpine pasirinkimą. Tai apibendrinus, aš nesutinku tikrai, manau, per mažai turėjo šansų. Būčiau patenkintas ir būčiau sutikęs su tokiu sprendimu, jeigu tai būtų po 12-13 lenktynių summer breako pasikeitimas. Bet dabar, tikrai ne. Labai prastas iš Alpine sprendimas. Kągi, dabar ateina Franco Colapinto. Colapinto, įsiminė tikrai labai praėjusio sezono gale, kaip padarė daug klaidų taip pat, bet iškart atėjo deliverino, kur atrodė, jog Williams priima tokią no-name'ą, pakeičiant Loganą Sargentą. Colapinto atrodė pakankamai neblogai, tikrai stipriai prieš Alexanderį Alboną, kurį mes dabar matome kaip vieną geriausių, kuris skrieja tiesiog šiame sezone. Bet čia yra dilema. Jacko Doohano pakeitimas nėra teisinga, bet kad sėdėtų garaže Franco Colapinto, kuris pernai rodė tokius gerus rezultatus, irgi nėra gerai. Tai čia bus toks didžiulis sprendimas ir kuris neišeina į Jacko Doohano naudą. Tai Franco Colapinto turės 5 lenktynės, čia irgi įdomus momentas, 5 lenktynės tik tai duotos. Ir tada vėl komanda prieš Didžiosios Britanijos Grand Prix spręs, ar Franco toliau tęsia, ar
vėl keis Polas Eranas, estas mūsų, galbūt gaus šansą, bet irgi nemanau, nes ten connectionai su Hightech o Hightech yra Oliverio Aukso, tai nemanau, kad jisai gaus šansą. Tai skaudu dėl Duhano, smagu dėl Kolapinto, manau jisai pasirodys geriau už Jacką Duhano, nes jis toks greičiau prisitaikys, jau turi tos patirties ir, bus labai įdomu stebėti, kaip seksis Kolapinto. Kągi, ačiū, kad žiūrėjote šį mano video, šį mano aptarimą, reakciją tokią. Susitiksime visai greitai prieš spėjimų video Imolos Grand Prix. Padarysiu dar vieną apie tam tikrą temą ir tada turėsime jau kitą savaitgalį jau Kolapinto debiutą Alpine komandoje. Tai nepamirškite pasubscribinti, jeigu patinka mano šitas turinys, nepamirškite pafollowinti mano Instagramo, ten taip pat keliu turinį daug, palaikinkite, jeigu patiko ir susitiksime kitose kartus. Ate.